Langai, vėlgi, jeigu tai pirmas aukštas, tai iš tikrųjų būtų tikrai patarimas domėtis papildomais įrengimais, sklastais ir kitais dalykais, kurie montuojasi ant plastikinio tipo langų, nes paskutiniai įsibrovimai, kur gana stipriai nukentėjo žmonės, patyrė dešimtimis tūkstančių žalos, būtų tikrai, ko gero, nepatyrę, jeigu būtų už kelis 10 ar daugiau litų įsigiję papildomus užraktus, kurie montuojasi ant plastikinių langų ir plastikinių durų balkonuose. Nes nusikaltėliai per plastikinės langus daugiabučiuose dabar įsibrovimas yra vienas populiariausių. Įveikia plastikinį langą labai greitai ir be didelių problemų. Jie yra ir išmokę, įsistudijavę konstrukcijas plastikinių langų ir plastikinių durų ir tikrai įveikia greitai. O šiaip, jeigu vagis bando eiti pro langą ir iškart nepavyksta atidaryti, ar ilgai dar bando atidarinėti, ar yra kažkokia laikas, kad nepavyko, einu toliau? Vėlgi, kaip teisingai, praktika rodo, kad vieno, maksimum dviejų užkišimų variantas būna tos montiruotės. Ir jeigu ten daugiau nusikaltėlis negaišta, kadangi jisai supranta, kad susidūrė su kažkokia taip papildoma pasipriešinimo o jeigu yra pasipriešimas, tai matomai jisai toks gana modernus ir jisai sunkiai įveikiamas. Jis tada turi, kaip sakyti, atsarginį variantą, eina ten, kur nėra šitas įrengimo. Sakykit, dėl lango daužimo, ar vagis dažnai pjauna, ar bijo susižeisti? Jeigu, sakykime, negalite daryti, bet išdauž. Nes daug kas sako žmonės, tai jeigu čia netidaro, tai kas ims ir išdauž tą langą? Mano praktika per ilgus tarnybos metus vienetus tiesiog žinau, kada buvo išdaužtas balkono langas arba jau šitas dar kažkoks variantas, bet šiaip gali arba susižeisti, arba kažkas išgirsi dažniausiai, tokie atvejai būna. Taip, jie žinoma, vengia papildomą triukšmą, susižeidimas DNR, jie šitos dalykus žino, tai žinoma, jie šitos dalykų vengia labai. Praktikoje labai reti atvejai praktiškai nenaudoja.